Kaip sukonfigūruoti tinklo nustatymus suteikiant statinį IP adresą kompiuteriui. Mano tinklo vietos arba angliškai My Network Places, spaudžiam dešinį pelės mygtuką ir pasirinkam komandą Properties. Čia vaizduojamos visos tinklo plokštės. Ant pageidaujamas tinklo plokštės, kuriai norime suteikti IP adresą. Tinklo plokštės ryšiai yra vadinami Local Area Connections. Spaudžiam dešinį pelės mygtuką ir pasirinkam komandą Properties. Yra TCP/IP protokolas arba internet protokol. Spaudžiam mygtuką Properties. Šiuo metu yra nustatyta, kad IP adresus kompiuteris gautų iš kažkokio tai serverio, kuris juos dalina. Rankiniu būdu reikia suvesti, norint suvesti rankiniu būdu, spaudžiam šitą komandą ir vedam IP adresus. Pavyzdžiui, tam, kad būtų tinklas, užtenka IP adreso ir potinklio kaukės. Gateway'aus, lietuviškai numatytojų šliužo arba DNS serverio adresų nereikia, jeigu reikia tik tai tinklą turėti. Čia reikalinga internetui. Spaudžiam OK. Close. Kaip pakeisti kompiuterio vardą, kurį sudaro kažkoks įdomu. Taip, mano kompiuteris, spaudžiam dešinį pelės mygtuką ir pasirinkam komandą Properties. Renkamės kortelę Computer Name, tuomet yra mygtukas Change ir šitoje vietoje įvedam kompiuterio vardą, pavyzdžiui Donbook, ir darbo grupę. Pavyzdžiui, Virtual C401. Spaudžiam OK. Tam, kad vardo ir darbo grupės pakeitimai įsigaliotų, kompiuteris bus išmestas dialogo langas, kuris prašys kompiuterį perkurti. Norint, kad įsigaliotų šitie pakeitimai, jis būtinai turi būti perkurtas. Bet mes dabar jo neperkrovinėkime. Tai padarysim po to. Taip. Kaip sukurti kažkokią tai bendrai prieinamą katalogą. Tarkim, C diske, spaudžiam dešinį pelės mygtuką, New Folder, bendras. Norint jį padaryti prieinamą viešai tinkle, bendram naudojimui, spaudžiam dešinį pelės mygtuką ir yra komanda Sharing and Security. Standartiškai yra vaizdelis toksai, kad mes tiesiog galim įgalinti jo bendrą prieimą tinkle ir suteikti vartotojams galimybę įkelti bylas. Tačiau tai yra nerekomenduotina ir nėra saugu. Reikia truputėlį kitaip tą dalyką daryti. Reikia išsikviesti kitokį bendrinimo meniu, šarinimo, kitaip tariant meniu. Taip, Tools, Folder Options, tada View. Reikia atžymėti Use Simple File Sharing Recommended. Apply. OK. Taip, dešinį Sharing and Security. Dialogo langas pasikeičia. Žymim, kad Share this folder. Čia bus pavadinimas, kokį jis bus matomas tinkle. Šitoje vietoje nustatomi, kiek kompiuterių galima vienu metu aptarnauti. Daugiausia leidžiama, arba galima parinkti, tarkim, 2 kompiuterius. Kortelėje Security nustatomos prieigos teisės visiems vartotojams. Reikia pridėti, norint, kad kompiuterio šitas katalogas būtų prieinamas tinkle, reikia pridėti vartotoją Everyone. OK. Taip. Ir jam suteikiamas teisės. Full control yra visos teisės. Šiuo atveju jis gali paleisti, nusikopijuoti, nuskaityti. Čia tik tai peržiūrėti bylų sąrašą. Čia, jeigu norim, kad leistų, kad būtų
galima jam įkelti bylas, reikia pažymėti šitą varnelę. Kaip padaryti, kad neleistų trinti? Advanced. Pasirinkus šitą vartotoją, Advanced. Taip. Everyone. Edit. Ir čia yra didelis sąrašas tų bylų, tų parinkčių teisių privilegijų, kurias galima parinkti. Pavyzdžiui, neleisti trinti katalogų, neleisti kurti katalogų, šito komanda neleidžia paleisti bylų, exe, tarkim, ir panašiai. Mes galim padaryti taip, kad viskas įsigaliotų visiems pakatalogiam, kurie bus tame kataloge. Tam reikalinga pažymėti šią funkciją. Spaudžiam OK, apply, taip, OK. Not special permissions užsidėjo, reiškia viskas yra tvarkoj. OK. Atsirado delnelis, tai reiškia yra pažymėti. Padaryta taip, kad šitas katalogas yra prieinamas tinkle. Taip, kaip padaryti bendrai prieinamą CD įrenginį. Ant CD įrenginių spaudžiam dešinį pelės mygtuką, Sharing and Security, Share this folder, o toliau viskas lygiai taip pat. Apply, OK. Taip, kaip pakeisti tinklo plokštės MAC adresą. Ant tinklo plokštės, kurios norima pakeisti MAC adresą, spaudžiam dešinį pelės mygtuką. Taip, čia yra tinklo plokštės pavadinimas. Spaudžiam mygtuką konfigūrę, tuomet kortelę Advanced ir Network Address, pažymim valandą ir įvedam MAC adresą. Be brūkšnelių, be tarpelių, tiesiog iš eilės duota MAC adresą. Pavyzdžiui, 00 17 31 5 C 55 3 E. Ir spaudžiam OK mygtuką. Kaip pridėti spausdintuvą ir jį padaryti bendrai prieinamą tinkle. Start printers and faxes, add a printer. Next, renkamės lokalų, tai yra prie kompiuterio prijungtą spausdintuvą. Taip, pasirenkam mūsų spausdintuvą ir spaudžiam Next. Čia jo pavadinimas. Next. Startinio puslapį nespausdinsim. Testinio. Taip, Finish. Spausdintuvas įdiegtas. Kaip jį padaryti bendrai prieinamą tinkle? Ant jo spaudžiam dešinį pelės mygtuką ir yra komanda Sharing. Taip, spaudžiam Share this printer. Čia įvedam pavadinimą to spausdintuvo, kaip jis bus matomas tinkle. Tiesiog galim sutrumpinti iki alpha. Spaudžiam Apply ir OK. Matot, delnelis, tai reiškia, kad šitas spausdintuvas yra prieinamas tinkle. Kaip į kompiuterį įtraukti spausdintuvą kito kompiuteriu, kitaip tariant, jau įdėti spausdintuvą, kuris yra jau prieinamas tinkle. Add a printer, Next, pasirinkam a network printer, Next. Jeigu žinom tiesioginį vardą, galim čia rašyti kompiuterio vardą ir spausdintuvo vardą, arba Browse for printer. Next. Matot, nueinam į darbo grupę, į kompiuterio vardą ir spausdintuvą, kuris yra tinkle. Next. Nes nespausdinsimės irgi testinio puslapio. Va, ir atsiranda dar vienas spausdintuvas. Kaip prijungti tinklinį diską? My Computer spaudžiam dešinį pelės mygtuką, pasirenkam komandą Map Network Drive. Šitoj vietoj parenkama raidė, kuria bus žymimas tinklinis diskas mano kompiuterį. Tarkim, X. Čia spaudžiam mygtuką Browse
pasirenkam kompiuterio vardą ir katalogą, kuris bus prijungiamas kaip diskas, kaip tinklinis diskas. Spaudžiam OK. Jeigu reikia, kad kiekvieną kartą kompiuteris automatiškai prijungtų tą nutolusį katalogą, reikia palikti šią funkciją, o jeigu tik tai vienam kartui, tai tą galima atjungti. Ir spaudžiam Finish. Matot, mano kompiuteris yra tas būtent nutolęs katalogas. Kaip jį atjungti, spaudžiam dešinį mygtuką ir Disconnect. Ir jo nebėra. Kaip padalinti internetą dviem kompiuteriams. Ant tinklo plokštės, pro kurią ateina interneto ryšys, spaudžiam dešinį mygtuką, pasirinkam komandą Properties. Kortelė Advanced pažymim ties Internet Connection Sharing, allow computers to access through this computer's internet connection. Ir spaudžiam OK. Atsiranda delnelis, tai reiškia, kad šitas ryšys yra padalintas kompiuteriui, o kompiuteriai tarp savęs turi būti sujungti naudojant verstą kabelį kitą tinklo plokštę. Taip pat reikia nustatyti vieną parinkti, kad kompiuteris, kuris pajungtas prie šito kompiuterio, kuris dalina internetą, suprastų, kad tai yra interneto dalinimo kompiuteris. Spaudžiam Set a Home or Small Office Network. Next. Ir pagal pavyzdžius, reikia pažymėti. Šiuo atveju mums reikia rinktis šitą, kad šitas kompiuteris tiesiogiai prijungtas prie interneto, visi kiti jungiasi per šitą kompiuterį. Jeigu kompiuteris yra pats jungiasi, tarkim tas kitas kompiuteris, tada reikėtų pažymėti šitą, kad šitas kompiuteris jungiasi per kažkokį tai kitą kompiuterį prie interneto. Ką mes turim kitose parinktėse? Kitose parinktėse gali būti, kad kompiuteris visiškai neturi tinklo, tik internetą, arba atvirkščiai neturi interneto, tik tinklą ir kad dar jungiasi per kažkokius kitus įrenginius, kaip pavyzdžiui. Šiuo atveju renkame šitą, spaudžiam Next. Nurodom, pro kurią tinklo plokštę. Čia tas pats variantas kaip ir darbo grupės bei kompiuterio vardo keitimui. Kompiuterio vardas, darbo grupė. Būtinai reikia įgalinti bylų ir spausdintuvų bendrinimo taisyklę. Kitaip tariant, File and Printer Sharing turi būti įgalinta, kad būtų galima prieiti prie bylų ir spausdintuvų šitame kompiuteryje. Ir spaudžiam Ne. Reikalingi tam, kad būtų tinklas ir internetas, šie protokolai. Client for Microsoft Networks, tai reiškia, kad jis bus prieinamas Windows'ų arba Microsoft tinkle visų operacinių Windows sistemų, bus matomi katalogai ir kompiuteriai. File and Printer Sharing, kad bus galima keistis duomenimis naudojant tą mūsų jau aptartą šarinimo arba bendrai naudojimo aplankų kūrimo priemonės. Šitas protokolas yra skirtas, servisas yra skirtas VoIP, tai jis nėra būtinas, ir pagrindinis yra Internet Protocol arba TCP/IP, kuris yra skirtas IP adresams aptarnauti, įvesti ir turėti, ir kadangi visi interneto ir tinklo ryšiai yra paremti būtent tinklo IP adresacija. Taigi šitas yra pats svarbiausias.